3. Tai skaičius galimybių, kurias suteikia FM World kompanija. Taigi, pirmoji – užsiregistruoji, turi savo elektroninę parduotuvę ir perki kokybiškus produktus iš jos. Antroji – jau reikės rekomenduoti arba dar kitaip parduoti. Tad jeigu, tarkim, nepažiūrėsi filmo, tu negalėsi jo rekomenduoti. Neperskaitysi knygos, negalėsi taip pat jos rekomenduoti. Tad lygiai taip pat ir su mūsų produktais. Jeigu tu jų neišbandysi, negalėsi rekomenduoti ir negalėsi parduoti. Na, o pardavimas vyksta taip. Tu perki produktą už savikainą, parduodi už kliento kainą. Na, o visą kitą tau įsideda į kišenę. Na ir trečioji galimybė – tai komandos kūrimas. Tad jeigu nori nors kažkuria galimybė pasinaudoti, trečioji yra ta, kur nereikės pardavinėti, nes tu tiesiog ieškosi žmonių, kurie nori pirmos, antros arba šitos trečios galimybės, kur dabar pasakoju tau, ir tu tiesiog ieškai tokių žmonių, kurie nori nuo komandos darbo ir veiklos gauti komisinius iš FM World kompanijos. Tad jeigu nors viena galimybė tau patiko, susidomėjai, rašyk į komentarą 1, 2 arba 3 ir aš pati su tavim susisieksiu. Lygiai taip pat gali rašyti man asmeniškai žinutę. Ačiū. Įkvėpk. Aš galvoju,